Šiandien šventėm katės 10 metų jubiliejų. Katė kaip niekada buvo pasiruošus gražiai savo šventei, laukė, kol ateis svečiai, laukė dovanų, laukė skanėstukų. Tai katę šį kartą lepinom suši, Alex suši reiškia sušiais. Katės sušius uostė, buvo pakviesti katės draugai, Vilkutis, Buda, Dryžiukas, Skripka. Visi reiškia, katės draugai susirinko, ėdė sušius. Tai vat buvo toksai vakarėlis, kitigi draskė kėdės atėję į svečius, tokie huliganai buvo. Tai vat, buvo gražus vakarėlis, labai linksma, kad katė atsirado mūsų gyvenime, mes esam jai 4 šeimininkai, visi katės atsikratyti norėdavo, mes labai laimingi, kad ją gavom. Taip pat katei uždegėm žvakutę, katė sugalvojo norą, visaip kaip priešinosi aišku, ir padovanojom katei tokį žaisliuką. Katė labai žaisliukų džiaugiasi ir draugai katės žaidė su tuo žaisliuku. Vienu žodžiu buvo tokios linksmos katiniškos dūzgės. Tai vat, svečiai išsiskirstė visi, kaip sakyt, labai nedaug čia ką apdraskė namie. Tai kaip ir esame mes visai patenkinti tuo rezultatu, kaip sakyt, gimtadienio. Tai va toksai buvo katės gimtadienis. Antanukui dabar yra jau 10 metų, jisai yra rimtas katinas, linkim jam sulaukti dar 5 arba 7 metų ir kada jisai bus jau labai rimtas katinas. Tai va, ir po to katė, kai visi svečiai išėjo, katė nutarė nueiti paėsti žolytės, nes, katei žolytė yra matomai geriausia. Tai toks buvo trumpas gimtadienio reportažas apie Antanuko 10 metų jubiliejų. Antanukas visiems dėkoja už sveikinimus, už dovanas ir susitiksime kitais metais, kai bus 11 katės gimtadienis. Tai tiek. Apdegs katė, blėt.